Štai dar vienas elektros elementas, kurį dažnai sutinkate, esate tikrai matę. Tai yra elektros skaitliukas. Kaip matot, po kairę pusę tai yra trifazis elektros skaitliukas, po dešinę vienfazis. Jam būtinai reikia ir fazės, ir nulio. Ir jie turi abu pereiti, nes pavyzdžiui, rusiškose skaitliukuose senuose, gal kas dar prisimenat, būdavo tokie apvalūs su stikliukais ir viduje toks barabanas sukdavosi. Tai jeigu galėdavai gauti nulį iš kažkur, už skaitliuko, šitą neliečiant galėdavai taip sukčiauti. Šiais laikais šitas nepaeina jau, skaitliukas fiksuoja viską, kiek tu pasiemi. Tai va, tai trifazis atrodo taip, yra nurodyta, kur inputai, kur outputai, kitaip sakant, įėjimai, išėjimai, ir po to yra dar digital kontaktai. Tai reiškia, galit prisijungti kažkokį valdiklį ir galėtumėt nuotoliniu būdu matyti, nežinau, pavyzdžiui, iš Arduino kažkokį arba mikrovaldiklį, kuris jums kas 1000 impulsų, net yra parašyta, kas 1000 impulsų yra 1 kWh. Tai va, jūs, pavyzdžiui, pasidarot kažkokį koduką, kažkokį turit prietaisą, kuris skaičiuoja impulsus ir kas 1000 impulsų galit žinoti, kad tai yra 1 kWh praėjus. Čia yra vienfazis, lenkiškas irgi, turintis sertifikatą Europai. Yra inputai, in fazė, out fazė ir apačioje neutralas. Irgi turi tą patį kaip ir tenai digital, tai reiškia, irgi pagal impulsus galim pasiskaičiuoti, kiek jų kilovatvalandžių kažką padarė. Nes esmė yra tame, kad, kaip jums pasakyti, gal jūs nuotoliniu būdu norit kažką stebėti, viskas yra tvarkoj. Yra ir tokių, čia kiniškas, jisai tiesiog skaičiuoja, galim resetinti dar kažkokį keletą parametrų, aš tiesiog norėjau parodyti jums. Taigi, inputai, outputai ir viso, tik dabar nežinau, ką jūs dar gali, nes šiaip jau yra visokių, vieni dar ir sojos naudoja viską. Dar yra tokių, bet aš nesu tam pasiruošęs. Pavyzdžiui, aš esu namie įsidėjęs irgi kinietiškus. Tai va, čia, pavyzdžiui, jie dabar nėra prisijungę, aš negaliu parodyti vizualiai, kas kaip vyksta, bet jeigu juos prijungčiau prie tinklų, tai realių laikų matyčiau voltažą, amperažą, kiek dabar naudoja mano namai, kiek jau kilovatvalandžių sunaudoja, čia nežinau, hercai, temperatūrą, galėčiau išjungti, galėčiau pažiūrėti mėnesinius, dabar aš negaliu pažiūrėti, nes sakau, reikia juos prijungti, kaip sakant, Wi-Fi pakeičiau kodą, jie nebeaptinka Wi-Fi'us mano namuose. Bet aš nuotoliniu būdu galėčiau daug ką valdyti, kada įjungti, kada išjungti energiją. Tai va, bet ten jau geresni, ten jau rodo daugiau parametrų visokių. O paklaidą turi, turbūt, kad turi reikėtų juos vežti, pasitestuoti. Tai va, tai tokie niuansai. Jie žymimi taip simbolikoje bus, kaip minėjau, būtinai turi būti pajungti laidai, nes kitaip jis nieko neskaičiuos.